Lietuva į Europos Sąjungą įstojo 2004 metais, bet iki to laiko mes keletą metų intensyviai ruošėmės, darėme tyrimus ir turėjome specialių keletą projektų Natura 2000 tinklo teritorijoms atrinkti ir įsteigti. Tai ornitologai dirbo savo darbą, botanikai, zoologai visi dirbo intensyviai, atliko tyrimus ir atrinko geriausias teritorijas. Jos yra dviejų rūšių - buveinių apsaugai svarbios teritorijos ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Tai kartu sudėjus jų yra 488. Mažąjį erelį rėksnį saugome 7 paukščių apsaugai svarbiose teritorijose. Krekenavos regioninio parko direkcija yra priskirta Natura 2000 teritorijos esančios pačioje parko teritorijoje 8 buveinių apsaugai svarbios teritorijos ir už parko ribų esančios Natura 2000 teritorijos, tai 21 iš viso. Lančiūnavos miško biosferos poligonis yra išskirtas vidutinio margojo genio, baltnugario genio ir pilkosios meletos, o taip pat mažojo erelio rėksnio apsaugai. Kiekviena Natura 2000 teritorija turi būti stebima, būtent stebima taip, kad ieškoma atsakymų, kaip sekasi tai rūšiai ir buveiniai toje teritorijoje. Ir Lietuvoje stebėsena yra pavesta saugomų teritorijų direkcijoms. Jos turi pareigą reguliariai kas keletą metų vykdyti apskaitas ir lyginti duomenis ankstesnių apskaitų su dabartiniais ir ieškoti atsakymų, kas lemia vienokius ar kitokius pasikeitimus. Stebėsenai vykdyti yra parinkti taškai. Konkrečiai Lančiūnavos miško biosferos poligone yra 7 taškai, pastovūs taškai, iš kurių vykdoma apžvalga teritorijos su teleskopu ir žiūronu. Tai tuose taškuose ir vyksta stebėsenos darbai pagrindiniai, kuriuos mes vykdome kas 3 metai. O patys tyrimai vykdomi paukščių veisimosi metu nuo balandžio 3 dekados, kada erelis rėksnys jau būna sugrįžęs ir didžioji dalis porų jau siėmė lizdavietes. Ir tęsiasi šitie stebėjimai iki Liepos mėnesio maždaug vidurio. Tai yra iki to laiko, kai jau jaunikliai būna išaugę, bet dar neišskridę iš lizdų. Tai per tą laiką nustatome, kiek potencialių yra perinčių porų visame masyve ir maždaug galima nustatyti, kiek dar yra atsitiktinių užskrendančių paukščių. Bet pagrindinis tikslas tai yra nustatyti perinčių porų skaičių. Biosferos poligonai yra palyginti negriežto apsaugos režimo saugomos teritorijos. Mažo erelio rėksnio atveju griežčiau saugomos jo veisimosi vietos, tuo tarpu likę dideli plotai yra saugomi nustatant tam tikrą ramybės periodą vasaros mėnesiais. Kitais mėnesiais ūkinė veikla beveik neribojama. Miško ar žemės savininkai gali gauti kompensacijas, jeigu tai yra, pavyzdžiui, miškų valdos ir jeigu privataus savininko, miško savininko valdoje yra nustatyta mažo erelio rėksnio veisimosi vieta, tai paprastai savininkui yra draudžiami pagrindiniai kirtimai. Ir tuomet savininkas gali laisvai prašyti kompensacijų už šį apribojimą. Na, taip pat gali būti mokamos kompensacijos, jeigu plynų kirtimų biržėse yra nustatytas reikalavimas palikti daugiau biologiniai įvairoviai svarbių medžių. Na, o žemės ūkio paskirties žemėje savininkams yra mokamos kompensacijos, jeigu jie laikosi vienintelio apribojimo. Tai jeigu jie neįrengia naujų melioracijos sistemų savo valdoje ar kitaip nekeičia hidrologinio režimo teritorijos. Gali būti skatinamos veiklos, tai sakykime, nesuarti tų natūralių pievų ar ganyklų, kad būtų išsaugota kuo daugiau plotų, mitybinių plotų mažajam ereliui rėksniui, kur tiesiog teritorijų, kur jis galėtų maitintis. Na ir taip pat irgi nenaudoti trąšų ar pesticidų. Patarčiau visiems savininkams, norintiems gauti kompensacijas, kreiptis arba į artimiausią saugomos teritorijos direkciją, arba į mūsų valstybinę saugomų teritorijų tarnybą. Jeigu nori sužinoti daugiau, kokios yra kompensacijų sąlygos, kokia tvarka, kokius dokumentus pateikti ir ar išvis yra galimybė gauti kompensaciją. Taip kad visais atvejais prašom kreiptis ir kiek galėsim padėsime.